Lietuvoje praūžęs Europos vyrų krepšinio čempionatas paliko neišdildomą įspūdį mūsų aistruoliams. Pirmenybę stebėjo tiek suaugusieji, tiek vaikai. Pastarieji įkvėpti krepšinio noriai rinkosi prie sporto mokyklų durų. Antrai Lietuvos religijai krepšiniui populiarumo niekada netrūko. Nuo mažų dienų į krepšinio mokyklas besirenkantis vaikai optimistiškai nuteikia ateičiai. Kaip ir anksčiau, taip ir šiais metais vaikai noriai rinkosi krepšinio treniruotes. Iš tiesų galim pasidžiaugti, kad vaikų iš ties yra dvigubai daugiau negu praeitais metais naujokų atėjusių. Tai per 30 grupių, kurias mes turime mūsų mokykloje, jų yra 152. Tai yra, aišku, pačių mažiausių grupė ir jinai pakankamai didelė šiais metais. Tai yra apie 80 vaikų ir kiti vaikai yra atėję į kitas grupės, kurios jau sportuoja pas mus metus ar daugiau. Ir kaip minėjau, tai yra 30 grupių ir turime apie 600 vaikų šiuo metu. Palyginus su praeitais ar užpraeitais metais, pagal pradinių rengimų pirmus metus, šiame turim 8 grupės, turėjom po 10 grupių. Aišku, atsiliepė tas krizės sindromas, kad turėjom turbūt suspausti valandų skaičių. Tai gal tas ir būtų tas pats. O šiaip tai sudalyvavimas aktyvus labai. Aktyvus yra tikrai didelis. Ir ne tik tai pačių mažiausių grupeliais, bet ir per visus amžiaus grupės. Sudalyvavimas labai didelis išeina, o paskui trupučiuką pamato, kad jie atsiliekia, kai kurie pradeda lankyti, tada aišku vėl nubyra. Dabar krepšinio yra 11, tai 10 berniukų ir 1 mergaičių, tai yra 198 vaikai vien krepšinėje, o mes vis 7 sporto šakos yra, tai mes turim virš 800, 807 maždaug, tai 5 vaikai yra rajone, reiškia, lankantis vaikai. Tai yra 3 žaidimai, yra krepšinis, futbolas ir tinklinis ir visiems reikia salių ir sudėtinga yra sutalpinti. Kažkur tai 10% panašiai yra padidėjimas tų vaikų, sakysim, atsižvelgiant į tai, kad Europos čempionatas vyrų buvo. Tiek vaikai pamato, nori sportuoti daugiau. Būtent Lietuvoje vykęs Europos vyrų krepšinio čempionatas ir su juo susiję renginiai buvo tas cementas, kuris sutvirtino vaikų norą būti krepšininkais ir siekti pergalių. Jeigu lyginsim su praeitais metais, tai greičiausiai įtakos Eurobasketas turėjo. Aišku, įtakos turėjo ir tai, kad Arvydas Sabonis buvo ambasadorius ir tai vėlgi buvo traukos objektas, žinomumas papildomas mūsų centrui ir tiesiog jautėme, kad daugelis ir tėvų ir vaikų nori patekti būtent čia. Nebijotinai, kai treneriai sako, kad sugebėjimas yra, kaip minėjau, kad ateina, nori, skambinėja, patys peršas ateina su močiutėm, ateina, viskai nori, toksai suaktyvėjimas yra, palyginus su pernai ar užpernais metais. Palyginus tas, kad lyginant Kaune yra beveik 6 rimtos krepšinio mokyklos ir jos surenka visus tos vaikučius ir juos tos visus tokius, kaip sakant, kiekvieną ir ieškomi tą. Bet toks aktyvumas yra. Kas liečia Europos krepšinio čempionatą, tai čia didžiausias buvo susidomėjimas Jonavoje, kadangi buvo masiškas varom už Lietuvą, pasidarė nevaldoma masė, nes užtvindytos buvo visos gatvės. Ir kitas dalykas, mes Europos krepšinio čempionatą, tą fiestą darėm, stebėjom varžybos stadione, turėjom ekraną, kur irgi tikrai vaikai susirinko ir buvo labai smagu, kad tie mažiukai vaikai, aš dabar tikiu, kad tų vaikų ten, kur stebėjo ir nežinojo, kas tas yra krepšinis ir šiais metais atėjo į šitas grupės. Taip, tikrai galima dėkoti Europos čempionato organizaciniam komitetui už sėkmingai įgyvendintą čempionatą ir mes tikrai jaučiame to čempionato sėkmingus vaisius ir renkame derlių šiame sezone. Lyginant su praėjusiu sezonu, mūsų mokyklos gretose atsirado daugiau 100 vaikų. Tai aš manau, kad tai yra didelis nuopelnas būtent šio Europos krepšinio čempionato dėka vaikai pradėjo labiau domėtis į krepšinį. Krepšinio žydėjimas Lietuvoje džiugina mūsų šalies žmonės pergalėmis. Vaikai lanko krepšinio treniruotes, o sportuojančių būtų dar daugiau. Tačiau valstybinės mokyklos susiduria su sporto salių, trenerių ir lėšų trūkumu. Tuo tarpu privačias mokyklas neramina tik vėluojantis rėmėjų pavedimai. Tai pagrindinis niuansas, kad mes neturim kur vaikų, kad treniruotųsi tie vaikai. Tai nėra vidurinių mokyklų salių, o jeigu turim vidurinės mokyklos reikalauja didelių mokesčių, kad mes mokėtume už tas sales, o kaip žinot, biudžetas yra labai ribotas ir mums tų daugiau papildomų lėšų niekas neskiria. Ir prie geriausių atveju, norint turėti daugiau vaikų, daugiau grupių, turėtume ir salių daugiau turėti. Mes išlaikom daugiau negalim, turim 4 trenerius, yra 10
komandų, 10 grupių tai yra. 10 grupių ir daugiau mes jų plėsti negalim, nes mus riboja sporto salės ir nėra kur patalpinti. Tik tai faktas tame, kad tas vaikų skaičius svyruoja dėl to, kad mes kaip apsikraunam patys save, treneriai save apsikrauna, jeigu žino visi pagal tos mūsų sporto mokymo įstaigų nuostatus, grupiai krepšinio turi būti 16 pradinio rengimo grupiai vaikų, bet tam, kad neatsakyti ir nepalikti, kaip sakant, už borto, už ribos to krepšinio ir vaikui net atmušt norą, tai treneriai faktiškai save apsisunkina, kur vaikams skirti 16 vaikų dėmesio, kur ateina virš 20-25. Žiūrint, pagal mažiukų skaičių, reiškia mūsų, kadangi tenais turbūt yra tokie dalykai, kad turim sumažinti valandų skaičių savaitinių per mėnesį ir tokį ženklokas, kad galėtume daugiau turėti trenerių ir turėtume valandų skaičių, tai reiškia, tas yra šiek tiek, sakau, pačių rengimų sumažėjo. Bet bendram kontekste yra išlikę tas pats, bet, sakau, susidėmėjimas yra kilimas. Nu ką, jeigu taip žiūrint, pagal pernai metus turėjom 564 vaikus, šiemet turim 574. Bet esmė tai ne tame, bet tame esmė, kad paleidom kitas grupės, bet susirinkų tų mažiukų yra, renkasi, bet tik tai tas, kad turim tuose rėmuose laikytis, negalim plėsis į viršų, kur tikrai galėtume. Negalėtume, aišku, priimti tiek, kiek norėtumėm galbūt, bet šiuo atveju mes dar iš tiesų galime priimti pagal mūsų pajėgumus vaikų. Problemos vienintelės yra susijusios su laiku mokančiais rėmėjais ir finansavimu, o šiaip dėl personalo absoliutiškai neturim problemų, nes treneriai tikrai yra labai aukštos kvalifikacijos, turi įdirbį ir patirtį šitoje srityje ir tai rodo galų gale mūsų ir laimėjimai, ir tėvų, ir vaikų atsiliepimai. Lietuvoje registruotos 68 mokyklos ir centrai, kuriuose vykdomos krepšinio treniruotės. Įsivaizduokite, jog jūsų mieste pradingo aukščiausio lygio krepšinis. Manote, taip nebūna? Būna. Būtent taip atsitiko praėjusiais metais marijampoliečiams. Dabar Sūduvos sostinėje atgimimas. Į aikštelę žengia tiek vyrų, tiek moterų ekipos. Į Sūduvos kraštą Kalėdos atėjo anksčiau nei įprasta, nes Marijampolės krepšinio aistruoliai gavo geriausią pastarųjų metų dovaną. Į krepšinio aikšteles po daugiau nei metų pertraukos sugrįžo didysis krepšinis – Marijampolės Sūduvos vyrų ir moterų ekipos. Tikrai smagu, kad atsirado žmonių, kurie vėl pradėjo Marijampolėje krepšinį, taip finansuoti, taip rūpintis jo, o mums dabar belieka tik tai rodyti aukštesnius rezultatus ir visus jo lūkesčius įgyvendinti. Tai yra didelis žingsnis į priekį, kadangi kiek mes gal 2 ar 3 metus žaidėm regiono lygoj. Čia iš tos komandos yra nemažai vaikinų, kurie taip pačiu regiono lygoj žaidė. O kadangi taip gavosi, kad iš LKL iškyto komanda, tokia tuščia liko, vis tiek Marijampolė yra 5. miestas pagal didelį šalyje ir neturėti komandos bent jau nacionalinį krepšinio lygų, tai didelis minusas, manyčiau. Jau kaip minimum nors nacionalinį lygų, tai mes bent jau tokį siekį turėjom ir dabar jau įgyvendinam ir ateityje, aišku, nesisakom tokių minčių ir tuo labiau rėmėjai tokių minčių turi, kad vis dėlto norėtųsi grįžti į LKL, netgi yra planuojame statyti salę 2 ar 3 tūkstančių vietų, taip kad horizonte LKL-as. 2009-2010 metų sezono pabaigoje iš LKL buvo pašalintas Marijampolės Sūduvos klubas. Tuomet suvalkiečiams beliko tenkintis regioninėje krepšinio lygoje žaidusios ŽSM Mantinga Juodeliai rezultatais. Tačiau dabar sukūrę naują krepšinio piramidę marijampoliečiai stengiasi nekartoti praeities klaidų ir komandą prikelia naujam gyvenimui. Pati lyga, aišku, LKL buvo, dabar NKL, pati lyga. Aišku, gal čia žemesnė, nežinau, bet pats klubas, visas požiūris į žaidėjus, į darbą, tai daug aukštesnio lygio negu buvo kažkas anksčiau. Nieko nenoriu, aišku, žaisti, bet tikrai yra labai gerai dabar. Visų pirma, reikia struktūrą klubo. Sutvarkyti klubo struktūrą, kad būtų gera klubo struktūra. Žaidėjų mes turim, marijampoliečių daug turim žaidėjų ir todėl čia nebėda. Tai svarbiausia, kad būtų klubo struktūra sutvarkyta, kada būtų finansavimas ne iš vieno šaltinio, kada yra daugiau rėmėjų. Mūsų rėmėjai dabar didelį darbą dirba, kad pritrauktų dar daugiau rėmėjų. Nesvarbu,
kiek kas gali, daugiau, mažiau, bet kada yra vienas rėmėjas, jeigu jam sunku, tada ir klubui jau pasidaro sunku, o kada yra daugiau rėmėjų, gal vienam sunkiau, kitam lengviau, kitas padės daugiau tais metais, va čia yra esminis dalykas, aš manyčiau. Ištikimiausi Marijampolės krepšinio aistruoliai apie 2 metus turėjo gyventi be aukščiausio lygio krepšinio. Per tą laiką krepšinio veteranai dėjo visas pastangas, kad krepšinis sugrįžtų kaip įmanoma greičiau. Iš pradžių, kada Marijampolė prarado savo komandas bet kokioje lygoje, buvom labai nusivylę. Ir kiek leido galimybės, kiek turėjom kontaktų su buvusiais treneriais, su savivaldybės vadovais, raginom, kad negali Marijampolė likti be krepšinio. Taip kaip dabar raginam, kad mums reikia geresnės salės, kad galėtume mes ir aukščiau pakopti. Labai planingai, mantinga juodeliai pradėjo nuo regionų lygos, dabar įkopė į nacionalinę krepšinio lygą. Labai šefai komandos taip stengiasi išvesti ir viskas turėtų likti būti gera, kad ir meistriškumas pakils, galbūt ir salė atsiras ir vėl mes būsim regione LKL lygoje. Šiais metais gerąją naujieną sužinojo ir moterų krepšinis. Marijampolės Sūduva grįžo į aukščiausią šalies lygą po 2 metų pertraukos, kai po 2009 metų sezono iš krepšinio žemėlapio dingo pajėgi Arvi ekipa. Jau visi buvo labai nusivylę, vienu žodžiu sakė, kad daugiau Marijampolė negims niekada krepšinis, kada jį numarinė, žinot, labai sunku prikelti yra. Buvo visokių kalbų. Na ir džiaugiuosi, kad jis atsikūrė, nes kai aš atėjau į Marijampolę, aš vis nebuvo merginų krepšinio, kai grįžau dirbti. O po to, po truputį mes čia krapštėmės ir gan neblogai, o paskui kaip žuvom, tai žuvom. Tai aš tai turbūt labiausiai džiaugiuosi, kad jis atsikūrė ir kad jisai klestėtų ir kad vėl nesužlugtų. Ko aš labiausiai bijau. Kad atsirastų rėmėjų, kad atsirastų padėtų kažkas tai, o aš visada sakydavau, mano toks posakis, kad ir provincijoje gali būti geras krepšinis ir geri vaikai čia auga ir visa kita. Tai mano toks buvo noras, jis įsipildė. Jaunių merginų pagrindų suburta Marijampolės Sūduvos komanda papildė 3 legionierės. Į ekipą grįžo buvusi ilgametė Arvi žaidėja Ligita Kinkevičienė, kuri prisidėjo prie ekipos atgimimo. Buvo sudėtingas atkūrimas, nes iš tikrųjų atkūrimui, tai komandos atkūrimui reikia pinigų. Tai ačiū savivaldybei, kuri pasiūlė didelę dalį. Ir iš tikrųjų sunku surasti merginų, kurios, tarkim, norėtų žaisti tikrai už nedidelį miestelį ir ginti, tarkim, mūsų miesto garbę. O jaunimo taip pat pas mus nėra labai daug, kad būtų galima rinktis iš ko, tai sudėtinga. Buvusi Marijampolės Arvi ekipa metai iš metų puikuodavosi lygos elite. Naujai atsikūrusiai Suvalkijos krašto ekipai savo vertę reikės įrodinėti iš naujo. Skirtumas yra didelis. Čia mes kol pasieksim tą lygį, koks buvo Arvi, tai čia dar reiks metų kitų. Tai va. Nes yra problema, reikia tas jaunės kažkaip tai bandyti, kad jos grįžtų namo, kad Marijampolietė žaistų, norim daugiau. Biudžetas mūsų nėra didelis, labai nedidelis, bet sugebėjom 3 legionierės nusipirkti ir jos tikrai pagalba. Dar sunku, mes čia nepilnas mėnesis treniruojamės, nesusižaidę, dar va matyt mokomės derinukus, dar gintis nemokam visą kitą, bet aš manau, kad iki pavasario įsibėgėsim ir bus viskas gerai. Yra šiek tiek ir jaunimo, šiek tiek ir patirties. Aišku, šiemet yra didesnė dalis jaunimo, kuriam reikia dar augti, tobulėti ir rodyti gerus rezultatus. Na, aš manau, kad šį sezoną bus tų pergalių, šiek tiek tikrai jų bus, mes nežadam pasiduoti, o jau pačios skambiausios pergalės ateis su metais. Stebėdami rungtynes per televizorių dažnai ieškome statistikos. Mums rūpi, kiek komanda pelnė taškų, atkovojo kamuolių ar padarė klaidų. Skaičiukai ekrane neatsiranda savaime. Juos jums pateikia tiesioginės televizijos transliacijos statistikas.
Nors šis žmogus į robotą nepanašus, tačiau darbas, kurį jis atlieka, atstoja geriausią techniką. Šalia krepšinio aikštės stovintis stalas su kompiuteriu priklauso statistikui ir režisieriaus asistentui Rimantui Poliakovui. 51 metų vyras atlieka tai, be ko neįsivaizduojama šiandieninė televizijos transliacija. Taškai, netaiklūs metimai, atkovoti ir perimti kamuoliai, žaidėjų klaidos ir taip toliau. Būtent tokioje begalinėje statistikos jūroje paskendęs vyriškis akilai stebi veiksmus aikštėje ir pildo kompiuterinį protokolą, kurį mato televizijos žiūrovai. Visą tai aš darau vienas. Rašau, pasakysiu atvirai, sudėtinga, nes pavyzdžiui, na kokį čia palyginimą, galbūt Eurobasketas neseniai buvo, netgi čia Kaune. Ir šitą darbą paprastai daro 5-6 žmonės. Vienam yra tikrai sudėtinga, turi atsijungti nuo visų kitų darbų, pašalinių veiksnių, susikoncentruoji į aikštelę, matai tik tai tą kvadratą geltoną ir jokių mobilių telefonų, jokių pokalbių su draugais, nes dažnai kažkas prieina per nugarą, Rimai, sveikas gyvas, kaip gyvuoji, sakau, atsiprašau, užimtas, negaliu šnekėti. Tos 2 valandos krepšinio aikštelėje ir daugiau nieko. Ausinės su mikrofonu – tai dar vienas Rimanto darbo įrankis. Ne tik statistikų, bet ir režisieriaus asistentų dirbantis vyras patarinėja televizijos operatoriams, filmuojant svarbiausius įvykius salėje ir nusprendžia, kada krepšininkai gali pradėti žaidimą sugrįžę po pertraukėlės. Na, dažnai rungtynių komisaras, teisėjai žiūri į mane ir laukia to momento, kada aš pakelsiu nykštį. Parodysiu, kad viskas, reklama baigėsi. Man tiesiog režisierius į ausines sako, Rimai, liko 15 sekundžių, jeigu gali patemk truputėlį laiką, nes būna taip, iš praktikos jau daug metų dirbu, tai iš praktikos žinau, kad ne visada telpi lygiai į tą numatytą minutę. Tenka ir užtemti po 30 sekundžių. Aišku, krepšininkai labai pyksta, jie jau pasiruošę kamuolį išmesti iš užribio linijos, o jiems reikia laukti. Bet reklama yra šventas dalykas, iš jos mes gyvename, iš jos mes išsilaikom ir nieko čia nepadarysi. Pildyti išsame rungtynių statistiką – tai įtemptas ir labai atsakingas darbas. 17 metų šioje srityje dirbantis Rimantas Poliakovas prisimena ir didžiausią savo padarytą klaidą. Čia buvo seniai, vėlgi prieš kokius 10 metų. Eurolygos vėlgi berods rungtynės buvo, Žalgiris Kauno sporto halėje žaidė su Liono Asvel, berods taip vadinasi ta komanda. Na ir tiesiog taškas į tašką ėjo rungtynės, buvo tiesioginė transliacija į Prancūziją ir ne tą klavišą, nepasižiūrėjęs, paspaudžiau 2 taškus, užrašiau Žalgiriui, o reikėjo užrašyti juos prancūzam. Iškart prie manęs pribėga, nežinau, galbūt ir dabar dar Ričardas Kazlauskas dirba, tuomet jis buvo, gal ir dabar yra LNK televizijos technikos direktorius. Rimai, sako, tu nori ką, tarptautinį skandalą sukelti? Man skambina prancūzai ir sako, kaip čia yra. Sako, turim mes pirmauti, o titras ekrane, kad pirmauja Žalgiris. Sakau, sorry, hebra, atsiprašau, tai pasitaisysiu. Nors šis užsiėmimas gali skambėti patraukliai, tačiau šio atsakingo darbo neišmoksi jokiame šalies universitete. Taigi, ko reikia, norint tapti tiesioginio televizijos eterio statistiku? Kruopštumas, atidumas, greita reakcija, orientacija, greitas problemų sprendimo, būdas, galbūt netinka tas žodis, nežinau kaip įvardinti. Greitai reikia reaguoti į kritinę situaciją. Ir jeigu žmogus turi tuos bruožus, tiesiog gali prieiti prie manęs. Pasišnekėsim. Mokytis nėra kur. Reikia dirbti tiesioginiam eterį. Parodysiu, paaiškinsiu, prieikit, pamėginsis, pastovėsiu už nugaros, gal gausis. Ne veltui reportažo pradžioje paminėjau robotą. Būtent mechaninės roboto savybės labiausiai tinka statistiko darbui. Čia tu esi įdėtas į tam tikrus rėmus, vadinkim krepšinio aikštelės rėmus, ir tu faktiškai gerai dirbi, kada tu esi jau kaip automatas. Tu faktiškai matai visus veiksmus, tu rašai be klaidų, tu neturi pašalinių emocijų, pašalinių kažkokių tai dirgiklių, tu atsijungi ir tu, atrašai tas 2 valandas, atidirbai, atsipūtei, surūkėjai cigaretę, tiesioginis eteris baigėsi ir lauki kitos transliacijos. Faktiškai aš esu įstatytas į labai griežtus, konkrečius rėmus. Ir improvizacijai čia vietos nėra.
Šiam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki.